Sveiki. Ir vėl pirmadienis, rugsėjo paskutinės dienos, 20 rugsėjo šiandien, rytoj paskutinė rugsėjo diena, bet pirmadieniais ką mes darom? Mes paspaudžiam laikrodukus. Aš nepadariau įrašo, aš jau laikrodukus paspaudžiau visose savo platformose, kur esu 5, ir aktyvavau visų programų laikrodžius jau. Vat taip dabar atrodo, liko 20 valandų 5 minutės 44, 3, 1, 40 sekundžių ir taip atgalinė eiga eina laikrodis. Rytoj reikės man iš ryto vėl aktyvuoti laikroduką. Bet aš pagalvojau, kad aš jums parodysiu, kaip aš susirinku pinigus visus iš programų. Ir irgi jau 2 vietose šiandien padariau, tai yra europiniai platformoj, Fast Flow programoj, va čia matot apdorojama 12 eurų ir 1,50 €. Čia aš pasiėmiau, dabar jau šitoj vietoj, jie kaip ir matosi, kad tiek jau yra iš programų paimta. Žinoma, tai visur reinvestus dariau, perkėliau į kitas platformas, va taip. Tiesiog aš pinigus auginuosi, tai vadinasi, susikuriu savo pinigų srautus. Dabar keliauju į Start Flow programą, čia yra mažytė suma, 3 eurai premija, bonusinė premija už pakvietimą, bet aš juos irgi pasiimu, todėl kad noriu susivesti visus pinigus į piniginę ir toliau žiūrėsiu, kur man perdėti juos. Jau aš esu susigalvojusi, kur 50 eurų paleisiu dirbti greičiausiai Lenkų platformoj 15 dienų arba ten zlotų. Bijau pameluoti, kiek bus. Bet jeigu mes lyginsim su europinė platforma, tai 50 eurų 15 dienų pastatysiu, kur per 15 dienų mums duoda 10,1%. Po 15 dienų mes už savo 50 eurų įdėtų, investuotų mes gaunam 5 eurus ir 5 centus. Taip, dabar keliauju čia, bet žiūrėkit, jau gauta. Aišku, man reikia, visada pas mus reikia paimti ir parašyti atsiliepimą, spaudžiam ant tos žalios varnelės ir mes parašom atsiliepimus. Tai padarysiu aš vėliau, kad tiesiog negaišti laiko, matot, jau ir į Start Flow pinigai jau irgi iškeliavo pas mane į piniginę. Dabar einu susirinkti pinigus iš svarų platformos. Taip, pas mus Money Boxe, čia kaip euriniai būtų kopėčiose. Taip, stovi pinigai, paspaudžiu ant visos sumos, 7 svarai 20 centų, ok. Viskas, čia irgi dabar pendingė stovi, šitoj vietoj, procese tai yra stovi. Ir dabar keliauju į Lenkų platformą, zlotais išsivesiu, zlotus, kiek čia pas mane yra jų susikaupę, 36 zlotai. Irgi statau aš juos visus ant išvedimo, kad jie pas mane sukristų į piniginę. Bet lygiai tas pats, nelauksiu, kad atsiliepimus ten parašyčiau žinutės. Toliau aš einu į Kirgizijos platformą. Kapilkoj stovi jų ten sonai, ir kaip jie vadinasi, net nebežinau, tais pinigais. Paspaudžiant išvedimo maksimum, visus įsivedu. Taip. Taip, dabar pasižiūriu, čia nieko nėra, čia nieko nėra. Grįžtu dar į svarų platformą, pasižiūriu, irgi nieko nėra, ir dar į
Lenkų platforma zlotais į Startflow. Vat čia va yra. Aš galvoju, kažkur dar mačiau. Taigi irgi išsivedu, jau jei visus, tai visus. Taip, viskas suveikė. Dabar keliaujam Ispanijos platformai. Irgi yra 7,20 €, matote. Ispanijos platformą visiškai neseniai atidariau. Prieš 9 dienas. Tik tais, va čia va matosi, 9 dienos iš 30. Ir rodos viską jau aš kaip ir įsivedžiau. Dabar keliauju į piniginę. Atnaujinam, nežinau, ar visi pinigai subirėjo. Patikrinau. Aš jau paskaičiavau, kiek šiandien įsivedžiau iš visų programų. Tai aišku, ne vien šiandien dienos yra uždarbis, nes ten buvo pasikaupę. Tai 77,95 €. Vakar aš, atsiprašau, ne vakar, šiandien ryte aktyvavau vėl pakartotinai Europiniai platformoj už 30 € programą, kur kiekvieną dieną grįžta 1,20 €. Ir dabar man reikia visus šitus pinigus paimti ir iškeisti, vat svarus į eurus, Lenkų zlotus į eurus, Kirgizijos tuosonus į eurus, nes eurų yra daugiausia. Ir reikia, kad būtų vienoj valiutoj, tada galima paimti ir kažką tai kitą nusipirkti, nes programa nėra tai padaryta, kad, sakykime, truputėlį galima eurų paimti, truputėlį ten zlotų, truputėlį svarų ir ten sonų, va taip va. Turi būti vienoj valiutoj. Ir dabar aš tai paimsiu, padarysiu, parodysiu, vat, sakykime, Kirgizijos dabar pinigus paimam ir keičiam, visus eurus pakeisiu. Pasirenkam Kirgizijos tą soną vadinamą, apačioj patikrinam, kad būtų eurai, va taip va. Ir dabar adaju, va čia va, spaudžiu ant visų pinigėlių ir gaunasi 16,20 €. Keičiu. Toliau einu vėl į keityklą, pas mus apačioj vėl svarai įkrito. Pasirenku eurus ir pasirenku svarus. Vėl spaudžiu ant jų pačių. Taip, dabar pakeista. Kas toliau pas mus liko? Lenkų zlotai. Apačioj pasirenku eurus, viršuj zlotus. Spaudžiu ant pačios sumos. Aš juos visus keičiu. Nebūtinai galima keisti, kiek norim. Aš tiesiog juos visus pakeičiu. Taip, pasikeičiau. Ir pas mus kas dabar liko? Karatai pas mane, karensai ir 2 USDT, 2,7666 ten USDT cento. Tuos aš palieku likučius, nes numaža kada kaip reikia. Bet pas mane dabar yra 91 €. Aha, ką mes galim paimti ir padaryti? Kaip ir esu suplanavusi, aš dabar pasitikrinu. Dabar vat, aš rodo visus tuos niuansus, kaip tiesiog tikrinamės, pereinamės ir taip toliau. Gal tie, kas nesat, pačioj cashflow šitoj sistemoje, šitam fonde, gal iš pat pradžių pasirodys tipo painu. Žinokit, nieko painaus nėra. Viskas tikrai labai paprasta. Aš kaip sakau, 80 metų žmonės, vat, kurie jau solidus amžius tokis yra, ir jie susigaudo atėję. Tikrai nieko nėra sudėtingo, tikrai nieko nėra painaus. Pačioj pradžioj gal ne, su sponsoriaus pagalba, kad paimtų ir parodytų, paspaus ten ir va tiesiog paimt, pasiskaičiuot kartu, juo labiau, kad informacijos lietuvių kalba, rusų kalba, begalė. O kaip jos nebus begalės, jeigu pats fondas gyvuoja 12
daugiau negu 12,5 metų. Sausio 13-26 metais bus 13 metų, kaip jisai gyvuoja. Tai žinoma, per tiek laiko tos informacijos labai daug susikaupė. Ir galima ir savarankiškai mokintis. Tik, kaip pasakau, mokinamės savarankiškai, kažkas tai būna neaišku, visada rašomės klausimus ir pas sponsorių, tegul paima ir paaiškina. Taip, dabar einam pasitikrinti su 50 europiniai platformai. Vat mano 50 stovi, liko 8 dienos, matot, 7 dienos iš 15 atidirbo, liko 8 dienos dirbti. 30 tik pastatyta, gerai, toliau viskas. Europinė platforma mes paimam, paliekam šone. Dabar svarų platforma, Anglijos pasižiūrim. 30, liko atidirbti 3 dienos ir 5 dienos. O čia rytoj užsidaro svarų platforma, 55 svarai ir 5 piškės įkris rytoj pas mane. Taip, tai šitus pinigus kol kas mes pasiliksim, nes reikės atidarinėti srautus su 30, o gal nepasiliksim, nežinau, bus matyt, kaip aš sugalvosiu. Taip, dabar mes Lenkų platformoje. Va čia irgi liko 3 dienos, irgi 5 dienos ir užsidarys ta 30. Jeigu eurai žiūrint, čia yra 30 platforma. Aha, tada žiūrim Kirgizijos platformos. Čia liko 6-7 dar dienos, irgi nėra kur 50 eurų, 15 dienų. Tai mes dabar mes žiūrim Ispanijos platformoje yra. Ką dabar mes padarom? Einam pasižiūrėsim, kokie yra procentai. Lenkų platformoje. Taip. Spaudžiam nesukurti srauto, pasižiūrėti procentus. Vat, ir dabar mes paimam, važiuojam. Čia yra visa informacija. Vat yra 15 dienų 200 zlotų, tai yra 10,1 procentas. Va, čia pačioj. Pasižiūrėsim paskui, kiek tas 200 zlotų, kiek yra eurais. Turėtų būti pagal viską 50. Svyruos, nes gali kartais, čia jau nuo kurso priklauso, gali biški daugiau, gali būti biški mažiau. Dabar mes keliaujam dar pasižiūrėti Kirgizijos programoje. Jeigu mes pasiimam taip, čia žiūrim procentus, galim ir šičia mes sakykim. 5000 jų tų sonų duoda irgi procentai, va čia greičiausiai bus. Taip, 5000 sonų lygiai tas pats 10,1 procento. Tai dabar belieka tik tais paimti pasižiūrėti, kiek tai būtų, sakykime, eurais. Kur būtų naudingiau. Keliaujam į keityklą ir mes žiūrim. Apačioj pasirenkam eurus, nes pas mus eurai yra. Viršui pasirenkam pirmiausia Kirgizijos, čia stovėjo, tai ir pasirenkam 5000, sakiau, tai pas mus jie yra. 48,39 euro pasiims. Nu ir aišku, pasirenkam dabar pavyzdžiui zlotus, ne? O zlotų yra 200, šita programa 200, 46,61 eurų. Vadinasi, man labiau apsimoka šiandien dienai į Lenkų platformą tuos pinigus paleisti darbą 50. Aha, o kur 40 dabar pasidės? Pas mane dar yra 40 laisvų. Ką dabar paimti ir padaryti? Ar čia šiandien, ar rytoj paleisti tuos pinigus į darbą 100, sakykim. Ne, vis tik einu gerai. Šiandien į Lenkų platformą pastatau 50 eurų, 15 dienų, kur uždirbs 10,1 procentą. Rytoj įkris pas mane likutis, čiagi labai nedaug man truks iki vėl 50 eurų. Rytoj pastatysiu Kirgizijos
programoje irgi 15 dienų. Taip, ir dabar keliauju į Lenkų platformą. Kabinetas. Taip, Lenkų platformoje. Lenkų platformoje. Dabar sukurti srautą paspaudžiau mygtuką ir einu Super Fast Flow 200. 220 reikalį. Ai, čia pabaigoje gausiu 20, taip, 200 zlotų. Imam iš Money Storage pinigus ir dabar pasirenkam eurus. Vat, kiek reikės eurų, 47, tai čia mokestis matyt padidėjo, arba gali būti ir pasikeitė per šitas kelias minutės ir kursas. Bet vis tiek tai yra, kad ir nedaug, ten euriukas su biškučiu, pasitaupo nuo Kirgizijos platformos ir mes dabar spaudžiam. Sumokėti zaplatyti ir grįžti. Okay? Ieškom dabar tos pas mus Lenkų platformai, va, žiūrėkit, čia yra. Į Karenso reikia patraukti, nes dėka jo mes gaunam tuos procentus. 0,01324698 į Karenso. Ok. Ir dabar zaplatyti. Taip. Sumokėjau ir žinoma dabar reikia laikroduką. Va čia, va šitą raudoną. Paimti, paspausti mygtuką. Taip, 23 valandos. Susilygino mano laikrodukas ir 200 zlotų. Bet tai nieko čia baisaus. Dabar dargi, taip, rodos viską jau paėmiau ir padariau. Vat taip mes paimam ir perdėliojam pinigus, kad jie tiesiog nestovėtų dykai. Ne? Va šitaip ir yra sukūrėmi srautai. Greitai, aišku, aš čia viską paėmiau, papasakojau, bet vat, jeigu jums kažkas neaišku, norit pasižiūrėti smulkiau ten, paimkit, sustabdykit tą vaizdo įrašą, dar kartą persiklausykit, persižiūrėkit. Kol bus aišku, arba kol kils kažkokie klausimai, kaip sakiau, paimkit ir klauskit pas sponsorių. Susiraskit mane, klauskit pas mane. Va taip va viskas paprastai vyksta. Eisiu dar, aš pagalvosiu, kur tuos likusius 40 paimsiu ir padėsiu eurus. Gal kartais į Karensą nusipirksiu, dar nežinau. O kaip sakiau, galbūt palauksiu rydienos ir į darbą paleisiu Kirgizijos platformą, irgi pasižiūrėsiu. Pagalvosiu. Na ką, greičiausiai viskas šiandien dienai tiek. Geros visiems dienos, smagios savaitės, gerai užbaigti rugsėjo mėnesį su gerom emocijom, produktyviai ir žinoma pradėti naują rudens mėnesį, nes poryt jau pas mus spalis. Dar kartą visiems sėkmės, dar kartą visiems geros nuotaikos ir iki.